Apie plūdinių meškerių charakteristikas ir jų darbą jūs jau, aš tikiuosi, supratote. Eugenijau, vis dėlto plūdiniai meškeriai reikia pasirinkti rite, ar ne? Mes keletą metų bandėme Elite Match rites, tas melsvas, ir jos iš tikrųjų buvo pakankamai įdomios ir greitos ir šiaip atitiko visų žvejų poreikius, bet kaip ir žinau, Salmo vėlgi nestovi vietoje ir vėl turi kažką tai naują. Na taip, šiemet suradom tikrai neblogą rytę. Jis skiriasi pagrindiniai du dalykai, tai kuo skiriasi nuo Salmo Elite Match, tai yra priekinis stabdis. Nes vis dėlto žvejai, ypač žvejojantis rovėje, reikalavo stipresnių ryčių, atsparesnių ir tuo pačiu jie nori, kad būtų lengvas ir mažesnis, nes vis dėlto tų didelių kai kas prisibijo. Tai vat ir radom tokią ir tikrai vykusią ir man asmeniškai jinai tikrai labai patinka. Vėlgi 1:6 perdavimas. Būtent ko reikia plūdiniai meškeriai, kad kuo greičiau 1:6 perdavimas, norėčiau pasakyti, tai yra, jeigu jūs vieną kartą paėmęs apsukate ritės kojelę ratu, tai būgnas apsisuka 6 ir dar šiek tiek kartą, 6,2 vadinamas. Tai automatiškai labai greitai susivinioja valas. O plūdininkam būtent to reikia, ypatingai žvejant srovėje arba žvejant iš tolimų distancijų, kad, kuo tu greičiau suviniosi ir padarysi permetimą, net čia netraukimui žuvies, o tiesiog darant permetimus, nepakertai arba paleidai žemyn plūdę, prilaikiai, nori permesti ir jeigu tu ilgai viniosi, tai kiek tu prarasi laiko vis dėlto. Kuo greičiau suviniosi ir padarysi permetimą srovėje, tuo daugiau šansų pagauti žuvį ir greičiau ją gaudyti. Visi mes norim kiekvieną dieną pagauti vis daugiau ir daugiau žuvies. Ar ne? Na taip. Tai va, iš tikrųjų pakankamai įdomi naujiena, reikėtų ją būtinai išbandyti. Vėlgi ta jau plūdininkų tarpe ypatingai tapusi populiari dviguba rankena. Seklus būgnelis, kas yra svarbu, nes anksčiau aš atsimenu, kai būdavo tie gilus būgneliai, tai reikia ten privinioti kažkokią seną valą, siūlą kažkokio ar dar kokį nesąmonį. O dabar seklus būgnelis tiesiai jo viniojo valą ir viskas tvarkoja. Štai tokia naujiena ir manau, kad iš tikrųjų plūdininkų tarpe taps pakankamai populiari, to labiau, kad ir talpina valą, ir seklus būgnas, ir metimas automatiškai gausis ilgesnis ir lengviau bus valdyti visą žūklės įrankį. Na ir reikia turbūt priminti, kad vėlgi tai nėra $200 kainos ryte. Tai yra toks biudžetinis variantas iki 150 litrų. Žodžiu, Salmo kaip visada eina tuo keliu, kad jo žūklės įrankiai, produktai būtų prieinami ne tik tiem jau toli nuėjusiems žvejam, kurių vis daugėja, bet ir tiem, kurie nori bandyti, pradėti ir nenori skirti ypatingai didelio savo šeimos biudžeto šiais laikais tam, kad jaustis komfortabiliai žūklėje. Aš manau, pradžiai tikrai puiku.